Gruodžio 1 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje pagerbtas geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų 10-tukas. Tarp jų ir mūsiškiai, per 12 metų dirbanti Pakonių pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė bei orientavimosi sporto vyriausioji trenerė Kristina Sukockytė. Jai bei dar 9 geriausiems 2011 metų Lietuvos kūno kultūros mokytojams buvo įteikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus padėkos raštai, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento Artūro Poviliūno piniginiai prizai bei Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorės Onos Babonienės atminimo suvenyrai. Kalbiname vieną geriausių kūno kultūros mokytoją Lietuvoje. Patekote į Lietuvos geriausių kūno kultūros mokytojų 10-tuką. Vakar nepaslaptis, kad važiavote atsiimti apdovanojimų. Ar jūs nustebino toks laimėjimas? Iš tikrųjų nesitikėjau, kad rajone buvau atrinkta, tai gal kažkiek ir tikėjausi, nes 12 metų dirbusi ir dirbusi nemažai, tai tikėjausi, bet kad Lietuvoje būsiu įvertinta ir aukštoje 5 vietoje, tai nesitikėjau. Ką jums reiškia šis apdovanojimas ir kaip keisis dabar jūsų darbas? Nesikeis jisai. Kaip dirbau, taip ir dirbsiu. Tikrai ten kažkokią tai žvaigždę aš čia netapau. O reiškia, darbas įvertintas, mano pastebėta buvau ir džiaugiuosi. Ar pirmą kartą esate taip įvertinta? Taip. Kiek metų dirbate? Dirbu 12 metus. 99-aisiais baigiau kūno kultūros akademiją ir iš karto pavasarį baigiau, o rudenį pradėjau dirbti. Dar pasakykite, kur tiksliai dirbate? Dirbu Pakonio pagrindinėje mokykloje, tai ten mano pirmaeilės pareigos, o antraeilės tai Prienų kūno kultūros ir sporto centre kaip trenerė. Apdovanojimą gavote kaip kūno kultūros mokytoja. Tai visgi labai įdomi jūsų pamokos metodika. Ką veikėte su mokiniais per pamoką? Iš tikrųjų ne vien. Buvau įvertinta, ne vien buvo žiūrima pamoka. Buvo, net nežinau, kaip jie ten, kas pas juos buvo pagrindinis ar pamoka, nes dėtas visas indėlis ir pamoka, ir pamokinė veikla, ir darbas mokykloje, kaip, tarkim, metodinės tarybos pirmininkės pareigos, atestacinės komisijos sekretorė. Iš tikrųjų, daug pagal, jeigu neklystu, kokius 6 kriterijus buvo vertinama. Pagal ką dar buvo vertinama? Galbūt pagal mokinių pasiekimus? Taip, tai pagal aukštus iš tikrųjų ir aukšti rezultatai ne tik rajone, bet ir Lietuvoje, kaip trenerės ir už Lietuvos ribų, nes yra mokiniai ir Lietuvos rinktinės nariai. Jau prakalbame apie mokinius, tai pasakykite jums kaip mokytojai ir treneriai, su kokiais jaunuoliais smagu dirbti? Mano pagrindas 12-14 metų amžiaus vaikai, tai čia dirbant sporto centre, o mokykloje, tai mokykla pagrindinė, 10 klasių, tai 12-16 metų amžiaus. Tai su kuriais jums smagiausia dirbti? Su visais. Aš neturiu, kažkaip tai neskirstau pagal, ar ten berniukas, ar mergaitė, ar iš tikrųjų ieškau ir noriu rasti kuo talentingesnių, sportiškesnių, nes man svarbu ne tik tai visa fizinė veikla, sveikas gyvenimo būdas, bet pati sportavusi daug metų, tai man svarbu ir rezultatas. Ar daug tokių mokinių, kaip sakėte, talentingų, ar daug perspektyvų mokinių? Jų būna būrelis, o apie 10-12, o paskui kartais iš tų, ką susirenki grupę, kartais nelieka nei vieno, kartais vienas. Jau 1-2 labai gerai. Bet būna visko. Su kokiais sunkumais susidurėte būdama mokytoja bei trenerė sporto mokykloje? Na, kol kas tikrai
nesiskundžiu niekuom, tik tai norėčiau padėkoti ir Pakonio pagrindinės mokyklos administracijai, ir direktoriui Jonui Mikelioniui, ir pavaduotojai Audroniai Vaicekauskienei. Iš tikrųjų išleidžia į visas rajoninės ir respublikinės varžybas. Ir tik tai mane dar, kaip sakant, į priekį, kad tik tai nenuleisčiau rankų, dirbčiau ir siekčiau. Ir Kūno kultūros ir sporto centro irgi, ir pavaduotoja, ir direktorius myli, globoja. Tai jūsų ateities planai, ko dabar sieksite? Nežinau, ko galima siekti. Kuo geresnių savo ugdytinių sportinių rezultatų. Geras pedagogas, kūno kultūros mokytojas, koks jis turi būti, kokiomis savybėmis pasižymėti? Kantri, turinti daug laisvo laiko, kurį galėtų paaukoti, dėmesinga, kūrybiška. Net nežinau. Ar jūs, kaip kūno kultūros mokytoja, kur nors specializuojatės ir kur? Iš tikrųjų, aš tai buvus lengvosios atletikos, bet susiklostė taip, kad atėjusi dirbti į Pakuonį ir reikėjo antro žmogaus, jeigu galima taip įsireikšti, ir pradėjo orientavimosi sporte. Ką patartumėt kolegoms, kurie dirba ir nori būti įvertinti? Ką daryti? Kaip patekti į tą 10? Užpildyti rekomendaciją. Kad tiesiog mokykla užpildytų rekomendaciją ir ją išsiųstų pirmiausia į rajoną, o paskui jau tolyn. Ar nepabosta niekada šis darbas? Dar ne. Ką be sporto dar veikiate laisvalaikiu? Tai kad dabar žiemą truputį laisvesnio laiko yra, o šiaip tai rudenį, pavasarį, vasarą tai pagrindas varžybos, nes šeštadieniais, sekmadieniais pagrindinės vyksta, tai pagrindas sportas. Kuri sporto šaka jūsų mėgiamiausia? Futbolas. Ko jums įdomu? Ne, jeigu, tarkim, žiūrėti per televizorių varžybas. O šiaip tai man patinka, ką aš darau. Ko norėtumėte paprašyti iš mokinių, ko jūs iš jų tikitės kaip pedagogė? Kad vieni kitus mes suprastumėm, ko aš noriu ir aš suprasčiau, ko jie nori ir vieni kitus palaikytumėm. Ir pabaigai jūsų palinkėjimas kolegoms. Tiesiog daugiau galbūt pasitikėti savim ir girtis tais visais savo, nes tikrai nuneš viena ką nors čia, ar mano vaikai pasiekia. Tiesiog mes kiekvienas esame, tik tai reikia juos susidėlioti ir pasigirti.